vyksta darbai, patikra bitučių. Vat ištiesintos platformos, pastatyti aviliukai dar nauji. Va darosi vis tvarkingiau. Va čia pagalbininkai, Arūnas, Regimantas su žmona, bitininkai padeda. Vat. Ir dar bendras vaizdas. Važiuosim toliau. Nespėju filmuoti aš jūsų. Šakės. Gal pailsėkit? Klausykit, gal pailsėkit jūs, ką? Kažkaip labai sunku žiūrėti. Nu, ne, juokauju. Bet jau vis greičiau ir greičiau minat. Norit kuo greičiau nunešt. Liuks? Tuoj dar atkišim lakas. Pažiūrėsim, ką jos mums pasakys. Kažkokių šakų būtų gerai gal. Apkaišysiu šakomis beržų. Kad net nelenda. Ai, biškį lenda. Gerai. Matai. O. Nu, va. Nu, dabar važiuojam į tą motinėlių poravimosi punktą, kaip suprantu. Gamta. Nu, beržiniuks. Atvykom į motinėlių poravimosi punktą. Tai va laukia darbai. Čia vat nukliausiukai, stendai. Nukliausiukam čia dar bus nemažai jų. Tai reikia dabar padėti, išlyginti viską. Paruošti vietą. O tokia faina kalvota vieta. Graži. Va, ten irgi šeimos. Čia nukliausiukai dar tušti. Šitoje vietoje. Man galim biškį ten dar eit pažiūrėti. Tai va, mes su bičiuliu Regimantu tvarkysim čia tas nukliausus stovus pradžiai. Arūnas pas biteles. Ir turėsim dar pagalbininkę, va, Kristina. Vat. Tokia vat vietelė. Graži. Taip. Oras geras. Na štai, čia tvarkelė su nukliaustukų stendais. Va, išlyginam, pastatėm. Bus bitelėms, kur motinėlėms apsiskraidyti. Einam toliau lyginti platformų. O, kaip smagu žiūrėti, kai kiti dirba. Fantastika. Aviliukų platformos išlygintos, kaip skulptūrų parke, viskas tvarkingai. Čia truputėlį paplušom, nėra tokios lengvos, bet labai tvirtos ir manau ilgaamžės. Pastatei vieną kartą ir pamiršai. Tai va dabar viskas pagal lygį, su gulščiuku. Bitėm čia dabar jau rojus bus. Taip, čia. Ir belieka šitoj pusėje irgi
Viskas išlyginta. Va, tokia graži vietelė.